JDM. Sveiki, sugrįžę iš Atbuilds. Šiandien turime, nežinau, kurią dieną pasiklydau kalendoriui, bet dirbsim ne prie Merso, ne prie Nissano, ne prie Supros, ne prie X7. Šiandien dirbsim prie Hondos, jeigu galima ją taip pavadinti, bet matyt, tai ne Honda. Tai einam iškart prie jos ir parodysiu. Tai keliaujam. Na va, tai turime Aurimo GR Corolla ir turime, dabar iš priekio atrodo kaip Civicas matyt, bet čia turime ne Civica, čia turime Honda Integra, arba iš tiesų čia ne Integra, nes kairė vairė, čia Acura RSX. Tai matome, kažkas atsijungia. Tai turime į Civica panašią mašiną, bet iš tiesų čia ne Civica, čia yra Honda Integra, arba pagal kilmės dokumentus Acura RSX DC5, legendinis sportinis automobilis. Matot, visa blizga, tai jis yra visiškai šviežiai nudažytas. Nu kaip šviežiai, jau keletas mėnesių praėjo. Atrodo įspūdingai, šiaip geras kontrastas balta ir raudona, tai taip gražiai žiūrisi, va, Acura. Tai ką mes čia darysim? Tai man tokie minimalūs darbeliai čia nusimato. Tai reikia pašalinti šitą nuostabų daiktą, automatą ir sudėti mechaninę pavarų dėžę su trosais, su viskuo. Tai dabar kelsiuosi ant keltuvo ir tada užsimsiu pedalų keitimu ir kitais darbeliais. Ir be abejo, nuardžius dar reikės ten padaryti ir keletą kitų darbelių, kaip nusimėliuoti, nudažyti traversą, tai keletą laikiklių. Na, žodžiu, tų įvairių minimalių darbelių čia bus. Tai nedaug žodžiauju, keliuosi į garažą ir tikiuosi užsivers. Tai pabandysim. Šiaip dar pastebėjimas, ką norėjau pasakyti. Tai turime klasikinį K20 variklį. Iš tiesų čia yra K20 A3, kuris turi 100 šiamarklių, kažkas tokio. Ir matom po kapotų perdažytą, neblizgia, nes gamykliškai būna neblizgia, nelakuota, tai čia taip nudažyta. Matosi tikrai pridėta rankų darbo. Na ir ten vat yra tas strutbaras, ten dar tie visokie laikikliukai, kas yra parūdyje, tai tos dalykus turėsiu nuimti, nuvežti nusmėliuoti ir tada turėtų jie būti jau gražus ir taip toliau. Tai dabar reikia užsimesti takumą. O, jezu, čia kažkokios dar rėlės sudėtos įdomios. Kam čia tas rėlės? Tai įdomu, ar akumas tinka iš viso. Nes aš matau, kad čia yra ne visai taip, kaip aš norėčiau. Čia mažas. Čia didelis. Nežinau. Nu, bandom. Tuoj surinksim, bandysim važiuoti. Čia taip kažkaip įdomiai pajungiam. Kažkas girdėjo suveikė. Tai įdomu, ar čia užteks. Yra gyvybė. Pasižiūrim. Oi, čia vairas apsiūtas. Nėra gyvybės jokios. Ką daryti? Nu, bandom tada paspaust pedalą. Pedalas nesijungia. Kaip įjungti neutralę. Kas čia per stebuklai. Panašu į tai, kad man toj teks neleidžia įjungti. Įsivaizduojat? Neutralios parkingo neutraliai veikia, o to neįsijungia. Nieks čia gyvybės ženklų nėra. Na, einam pajudinsim laidus. Gal masės kokios dar trūksta. Oi, nu kas čia gali būti? Nieks nevyksta. Supratau, trūksta minuso.
kokiu čia tą minusą priim. Trūksta minusą, kuris buvo prisuktas, ką žino. Gerai, einu kažką sugalvosiu ir tada bandysim užkurti. Taigi, neužsikuria. Mano nusivylusio veido nepamatysite. Tai ką žinau, atingiu šitą gaidiną čia visą. Stumėmės, sportas. Gerai, kad nuokalnė. Aš pridarau kapotą ir bandom važiuoti. Kaip ten mūsų tolimi giminaičiai už Atlanto sako, work smarter, not harder. Tai prisirišau gervę, ilgą virvę. Ir tempiu, nes neužsikuria tą mašiną, tai reikia kažkaip jie čia ant keltuvo. Tai va, dabar einu prisitrauksiu. O tai čia vargo vakarienė. Vargstu aš čia 20 minučių, tiek mes viduje. Dabar reikia ištiesinti vairą, paužiūrėti. Nu va, praėjo tik beveik valandą. Eina peklon. Nusikankinau nesveikai. Jūs atkreipkite dėmesį, va, mato dryžį. Tokia juosta, šiek tiek matos. Tai čia nuo padangų. Žodžiu, nežinau, nenori riedėti tą mašiną. Nevelnio. Nu tai va, dabar prasideda darbai. Įsijaučiau, puoliau į darbus, tai ką dabar darau, atjunginėjau dėžę, kiek galiu. Ir tada visus laidus, viską atsikabinsiu nuo automato, išleisiu alyvą, jau pradėjau bėgti čia, per aušintuvą spėju. Ir tuomet, kai jau šitą padarysiu, tada numausiu traversą ir nuleisiu greičio dėžę. Nu, prieš tai reikia aišku ratus nuimti ir taip toliau. Tai dabar tai ir darysiu. Taigi. Nuėmiau čia šiek tiek varžtų, nusukau stabilniko gumas, dabar žiūriu, kad tas stabilnikas toksai. Šiaip dugnas žiauriai gražus. Tikrai matosi tą mašiną nemačiusi daug žiemų. Aišku, kažkiek jau matau atnaujantą. Yra va, amortikai, supatai kažkiek padažyti. Gale matau stabilnikas perdažytas. Bet dabar susikoncentruojam ties priekiu. Tai nuėmiau ratą. Reikia pabandyti atsukti šitą šarnyrą, ką aš abejoju, ar sugebėsiu padaryti. Ir traukės. Nu, žodžiu. Ir tada nuimsim traversą. Bent jau tokia mano vizija. Žinau, kaip čia gausis. Ir tada reikia traversą nuvežti, stabilniką nusmėliuoti. Katalizatorių, žiūrėkit, klasika. Išpjautas. Na, žodžiu. Ir tai reikia dar ten atsukti va tos superinius varžtus, matot. Tai... Nu, jie truputį surdyja, tai spėju, kad neatsisuks, o nulūž. Tai jau turėsiu vieną įdomią vietą. Na ir gal dar kokią įdomią vietą čia rasiu. Ai, dar keistas stabdžių žarnelės. Ir neužveršta kažkaip, va čia va, matot, rasoja. Tai nusiimsiu ratą irgi užveršiu. Šiaip paspaudus pedalą ir galvoju, ko jis toks minkštas. Tai va, reikia dabar tokius darbelius padaryti. Nu va, traversas leidžias. Liko nukabinti stabilniką nuo išmetimo kolektoriaus, kurį kažkaip atsukau. Nežinau, kaip čia seksis, pabandysiu ten. Ai, vieną varžtą. Ką aš sakau, atsukau. Nusisuko, tai reikia nupjauti. Tada atsikabins, nuimsiu. Rink nuimt šitą, nes išsinėrė vienas galiukas. Irgi smagus darbelis nusimato. Nu, žodžiu. Tada pakabinamą išimti, atsukti kelis dėžės varžtus. Nuleisti ir nuimt dėžę. Ir pabandyti spėti uždėti aną dėžę ir bus galima atgal prisukti. Jo, tai beveik viską atkabinau, bandau dėžę nusukti. Radau įdomų dalyką, čia buvo, žiūrėkit, nusukau skardalę. Ups. Ir čia taip įdomiai pritepta, kaip epoksidiniai. Pasižiūrėm, kas papačia buvo. Remontas buvo kažkoks. Panašu, nežinau. Gerai, reikia šitą atkabinti traukutę, kur mūsų pavaras renkant automatą. Ir tada kažkaip reikia sukti flex plate ir atsukti nuo tos dalies. Tai 2 varžtukus va atsukau, likusius atsukti. Čia porą ir turėtų dėžė atsiskirti. Sveiki sugrįžę, vėl kita diena, dirbam toliau prie RSX Integros. Nežinau, kaip čia pavadinti. RSX.
Tai, ko nematėt, nuėmiau dėžės, dabar randuosi senosios greičių dėžės, kuris svėrė apie 7 kg vietą, Aurimas dirba prie Mazdos. F-kės. Uždėjau smagratį ir čia va yra toks guoliukas. Nu, nežinau, įvorė gal ne guoliukas, nežinau kaip čia vadinti, šiaip skaitus guoliukas. Norėjau uždėti sankabą, bet pasirodo, kad norint ją uždėti, tas dalykas yra būtinas. Ir po to dar man regis greičių dėžės pagrindinis velenas į tą skylutę įlenda. Ir kad vibracijų sumažinti ir panašiai. Bent jau aš taip įsivaizduoju. Tai čia prisukau. Yra dar keletas vietų, kur reikia patvarkyti. Tai matot šiek tiek rudelių ant šturtbaro, ant to laikiklio. O to viršujo. Ir tenai šiek tiek negražiai atrodo. Tai dabar nuimsiu tą, viską reikia nuvežti, nusvėliuoti, nudažyti. Puslės nevešiu smėlėti dažyti, pažiūrėsiu, gal turiu kitą. Jeigu neturiu, tai tą pačią šveisiu ir perdažysiu, kad gražiau atrodytų. Ir tada galima bus surinkti atgal. Tai dabar gal nuleisiu mašiną žemiau ir nuimsiu tas detalės. Nuėmiau keletą dalykų. Tai matau čia parūdyje, ten irgi parūdyje, šitie laikikliai stabdžių vamzdelių parūdyje. Tai viską nuvešim, nusmėliuoti, nudažyti milteliniu. Ir dar šitą liko nuimti. Nu ir čia va matote negražiausią vietą. Tai dabar bandysiu atsisukti vairo kolonėlę matyti. Vis tiek pedalus reiks surinkinėti viską. Tai kol dėžės nėra, prieimai gana patogus ir prie traukių, ir prie visko, tai bandysiu čia viską išsivalyti, išsišveisti, va čia pavyzdžiui, iki metalo bandysim viską iššveisti ir aptvarkyti, dar šitą laikiklį reikia nuimti. Žodžiu, darbelė biški dar čia yra. Atėjo neišvengiamo, tenka variklį išimti. Norėjau atsukti vairo traukę. Bet nėra prieimo pakankamai, plius vairo kolonėlė ten maišas. Žodžiu, viską maišas. Tai realiai leidžiu viską žemyn ir išimsiu pilnai vairo kolonėlę ir tada ten sutvarkysiu tos visus dalykus. Pažiūrėjau iš stabdžių puslės apačios, kažkiek matosi, žalia. Tai galvoju, gal tiesiog geriau, kad jau viskas čia ardosi, pakeisti kitą, kad nebebūtų tai baisu ir bloga. Tai va, liko atjungti keletą laidų. Iš salono reikia atjungti laidus nuo kompiuterio ir tuomet beliks viską nuleisti ant žemės. Tai va, padarėm tai, ko labiausiai nenorėjau daryti, išiminėti pilnai variklio. Tai išėmėm. Dabar jau turiu sočiai prieimo prie visko. Tai apsiardysiu čia kiek galiu, viską išvalysiu, ką reikia, ką galiu. Prašveisiu, ten yra kur visur rudelių iki metalo. Epoksidų, viską uždažysim, turėtų būti ledas. Tai vairo kolonėlę dabar reikia nuimti. Viską nusiardžiau. Nežinau, dar apkabas gal reikia kažką jas padaryti, nes atrodo tokios liūdnokas. Bet dabar esmė yra čia, reikia viską purvo kiek. Reikia išsivalyti, iššveisti, nusukti šitos laikiklius, nusukti stabdžių puslę, mygtuką atjungiam. Opa. Ir tada viską čia šveistis. Šitos laikiklius kažkaip nuimti. Rudelių paviršutinių yra. Tai va, reikia aptvarkyti. Išplauti, išvalyti. Pradėti dėti sankabos vamzdelius, ten man atrodo eis. Ir sudėti pedalus visus. Ir tada, kai atsinauja šitas detalės, viskas rinkti atgal į krūvą. Čia visokie oksidai. Nice. Čia pati gražiausia detalė matyti, kurią nusukau nuo šios mašinos. Tai va, toliau dedu į krūvą, kurią reikia smėliuoti. Dėl vašto nežinau dar, kas iš čia daryti. Reiktų pakeisti. Kažką žiūrėsim. Kol kas future problem, nes ir varžtai nemeluosiu. Tokie. Tai reiks matyti naujų.
nušviečiau, atrodo daug geriau. Dabar ten dar džiūna nefrasas, su kurio praploviau. Ir tada užsidažau brunoksu, po to gruntu ir po to dažais. Nu, dar puslę reikia išimti, bet jie išiminėsiu jau po visko greičiausiai, arba bent po gruntavimo, nes neturiu kitos ir čia išardžius vėl varvės, tai geriau čia dabar tiesiog užsilinsiu ir paliksiu. Dabar matot, kad visur, kur buvo rudžiu surišėjęs, aka gruntas, brunoksas, padarė tamsiai tokią violetinę spalvą, beveik juodą. Nu ir viskas, dabar reikia laukti, kol išdžius, pašiaušti, dengti ir dažyti. Ir tada vėl viską atgal surinkinėti, kaip tik per tą laiką nusidažys visi laikikliukai, o čia va kalnas jau. Bet iki to dar reikia ir sudėti pedalus. Pakeisti puslę, štai va šitą va surūdijusią, ir sudėti pedalus. Tai dabar, matyt, apsitvarkau ir jau kelsimės į kitą dieną, kai dedu pedalus.